Hebra, jūs pasiruošę išlošti babkių? Aišku. Jo, tikriausiai. Tai tikriausiai aš paleidžiu laiką, jūsų minutė prasideda dabar. Taigi, TV3 žinias. Kriminalai. Nutrūkusi nuo dietos mergina mirtinai sugraudžia tortą. Vaikinas išmokęs bučiuoti su pomidoro pagalba, iš įpročio suėdė savo klasiokę. O dabar reklama. Tun, 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 tun. Yra. 19 sekundė pratrūko Vitalijus Saulo. Bet tai vienintelė reklama, kuri gali praeiti. O ką reklamavot, aš labai atsiprašau? Savo švarką. Aš labai atsiprašau, man tai kraštutinis viskas, aš dabar juoksiu, žinok. Neimkit pinigus, eikit namo. Net jisai man tas Joži, Zbažin. Joži. Jis pastoviai stovi. Viskas, kaupiuos. Parsidaviau dabar. Visokiu atveju Arvydas su komanda jau dabar laimėjo 100 litų. Pasveikinkime juos. Na ką, draugai, kol kas galėčiau pastebėti, kad pakankamai lengvai jūs čia laimėjote tą 100 litų, tai aš jums iš karto ir siūlau imti antrąją minutę ir bandyti išlošti dar 100, kad būtų 200. Jo, tai aišku, beriam. 3, 2, 1, pradedam laiką. LNK paieškų tarnyba. Ieškoma 11-metė mergaitė. Iš ko ją galima atpažinti, dar neužauga. Tardymo ką. Veiksmas vyksta tardymo salėje. Atsiminkit, ką jūs pasakysit, viską panaudosim prieš jūs. Nuoga boba. Kas nuoga boba? Panaudokite prieš mane nuoga boba. Pokalbis telefonu. Naujininkų policijos komisariatas klauso. Labadiena, mane apiplėšė. Kas jūs užpuolė? Mergina. Kuo buvo ginkluota? Kojam lygiai ausų ir krūtinė 5 dydžio. Nežinau, ką ten toliau. Nusišypsojo Artūras Arlauskas! Taip. Jau turėjo būti reklama. Jožiai, Zbažin. Aš laukiau reklamos. Laukia reklamos, ne? Aš laukiau reklamos, galvoju, dabar reklama bus. Bet tu pravėdėjau tiesiog praeik. Jožiai, Zbažin, ta-ra-ra-ra-ra. Viskas kaupiu. Aš galvoju, nedaug dėvės dabar sumojuos pečiais, plačiais ir viso. Viskas, man atrodo, atrado tavo silpnąją vietą, Vitalijo, ne? Bet kad pas juos bairiai baigėsi. Nu, ne, Aš palauk. nežinau, dar reiktų paklausti. Draugai, jūs jau laimėjote 200 litų. Ar dar turite bairių, kurie galėtų prarauti mūsų komisijos narius? Galbūt praras. Reklama bus gera. Tai ar mes bandysime imti 3-ąją minutę ir laimėti 300 litų? Taip, jo, bėda. Tuomet nieko nelaukiant, mes ir pradedame 3-ąją minutę. Startas. Dabar ginekologo kabinete vyksta. Daktarė, ar sakykit, ar 6 metų gali pastot merginą? Na ką tu, Petriuk, aišku, kad ne. Šantažystė. Pokalbis lovoje. Nu, atstok. Iš pradžių vestuvės, po to į lovą. Nu, mažutė, būkim realistais. Pirmagi test drive'as, o paskui dokumentų forminas, kai mašiną pirki. Nu, O dabar padavėjas. Padavėjau. Taip, ko norėsite? Man kiaušinį. Išvirt, iškept ar pakasyt? Yra visgi nusišypsojo Artūras Arlauskas. 300 litų! A tai jūs dabar galvojat, gerbėmėjai, kad su reklama 1000 pasimsit? Man atrodo, jie labai gudriai apskaičiavo visus savo žingsnius ir dabar tiesiog sudėliojo viską taip, kad jau tau veiktų. Ne, tuo metu užlūžo internetas ir jie daugiau nieko neatsiprintino. Jeigu jūs dabar pasimsite dar 1 minutę ir jums nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, jūs prarasite visus turimus dabar pinigus. Nu ir prarasim ką. Tuomet aš nieko nelaukęs, sakau, kad prasideda dar 1 minutė. Startas. Vyras ir moteris šnekasi. Na, tu ir pastorėjai. Tu pats pažiūrėk į savo pilvą, kaip pastorėjai. Čia ne pilvas, čia šlovės papėdė. Na taip, o poje miręs karys. Pyragėlis. Ai. Vyksmas vėl restorane ir čiuvas rado savo pyragėlį į plauką. Padavėjau.
Ir su kuo pas jūs piragėliai? Su kiaušiniais. Nors skuskit.